Gelbėkit. Dirbu savarankiškai, moku sodrai nemenkas įmokas, susirgau ir gavau neigiamą atsakymą iš sodros. Ligos išmoka nebus mokama. Ką dabar daryti? Dirbti negaliu, pajamų nėra. Pažįstama situacija? Taip, iki skausmo. Gavau ne vieną tokį pagalbos šauksmą ir žinau, kad po pajamų deklaravimo pabaigos pasipils daugiau įvairaus pobūdžio nusiskundimų, kai jei teks grąžinti jau išmokėtas išmokas, o pinigai jau bus išleisti ir pamiršti. Esu Elvyra, solo verslų ir asmeninių finansų konsultantė. Ir šiandien mano žinutė apie tai, ką daryti, kad MB narys ar vykdantis veiklą su pažyma gautų jam priklausančias išmokas ištikus gyvenimui. Patiktukas ir kanalo prenumerata parodys, ar turinys naudingas. Negailėk, tai skatina kurti. Primenu, dirbantis su verslo liudijimu teisės išmokas neturi, nes nemoka įmokų ligos, motinystės ir tėvystės išmokoms gauti. Norint gauti ligos išmoką, pirmajai ligos dienai reikia būti sukaupus bent 3 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą per paskutinius 12 mėnesių arba netrumpesnį nei 6 mėnesių stažą per paskutinius 24 mėnesius. Tai pirma būtina sąlyga – būtinasis stažas išmokoms gauti. Jis įgyjamas mokant įmokas sodrai ir deklaruojant draudžiamasias pajamas. Beje, visuomet gali pasitikrinti, ar tau iš viso priklauso išmoka. Jungiamės sodra gyventojų suvestinės REP 37, pasirenkame ligos ar motinystės, pasirenkame teisės išmokai gauti datą ir šiek tiek palaukus bus suformuota ataskaita. Beje, jei išmoka nepriklauso, nes nėra išdirbta tiek, kiek reikalaujama, dar nenusimink. Gal nedeklaravai pajamų, gal dar ne viskas prarasta. Primenu, kad pasikeitus sodros pozicijai savarankiškai dirbantiems neužtenka tik teikti SAF pranešimus ir susimokėti įmokas. Ir tai aktualu teikusiems pranešimus 2023 metais. Apie tai yra sukurtas video turinys. Priseksim čia. Gero žiūrėjimo, o mes keliaujam tolyn. Cituoju įrašą iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapio. Ligos išmoka už 2 pirmasias ligos dienas sutampančią su darbuotojo darbo ar tarnybos grafiku moka kiekvienas darbdavys nesižvelgiant į asmens turimą ligos socialinio draudimo stažą. O išmokos dydis darbdavio pasirinkimų gali svyruoti nuo 62,06 iki 100% darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Tačiau savarankiškai dirbantiems ligos išmoka už pirmasias 2 ligos dienas nėra mokama. Ups. Toliau cituoju Socminą. Sodra ligos išmoka pradeda mokėti nuo 3 ligos dienos. Ir moka iki darbingumo atgavimo, dalyvumo lygio nustatymo ar pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos. Išmoka mokama už darbo dienas, jos dydis siekia 62,06% nuo darbo užmokesčio ant popieriaus. Jeigu žmogus laikinai nedarbingas tapo dėl audinių, ląstelių ar organų donorystės, ligos išmoka iš sodros pradedama mokėti nuo 1 ligos dienos ir siekia 77,58% nuo darbo užmokesčio ant popieriaus. Ligos išmokos dydis apskaičiuojamas individualiai pagal asmens draudžiamasias pajamas turėtas per paeiliui einančius 3 mėnesius buvusius prieš mėnesį iki mėnesio, kai išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Pavyzdžiui, jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas lapkritį, imamos Liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį gautos draudžiamosios pajamos. Čia citatos pabaiga. Ką turi padaryti savarankiškai dirbantysis? Jei teikia SAF pranešimus kas mėnesį, ligos išmoka gaus pagal pateiktus duomenis ir sumokėtas įmokas. Tik apsičiupinėk, ar tai tikrai tikros tavo pajamas. Nes teikiant metinę GPM deklaraciją, skaičiai netitiks. Gali būti, kad teks grąžinti permokėtą išmokos dalį. Jei deklaruosi didesnės pajamas nei bendra SAF pranešimuose pateiktų draudžiamųjų pajamų suma, išmoka bus perskaičiuota ir gausi nepriemoką, bet yra išimtys, kai nereikia būtinojo stažo minėtoms išmokoms gauti.
Tai vėlgi iš SOCMIN tinklapio. Vaiko priežiūra. Jeigu asmuo nekaupė reikiamo stažo, nes jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, tokiu atveju ligos socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukanka 2 metai. Taigi, ligos išmoka susirgusiam asmeniui vis tiek priklausys. Mokslai ir studijos. Ligos išmokos taip pat priklauso asmenims iki 26 metų, kurie neįgijo reikiamą stažą, nes pastaruosius metus ar 2 metus mokėsi pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas. Taip pat studijavo aukštojoje mokykloje pagal studijų programą. Jeigu laikinas nedarbingumas prasideda per 6 mėnesius nuo mokslo ar studijų pabaigos ir pasikeitė statusas. Ligos išmokos priklauso asmenims, kurie neįgijo reikiamo stažo, nes pastaruosius metus ar 2 metus buvo privalomosios karo tarnybos karys arba karė. Ar atitiko alternatyvę krašto apsaugos tarnybą ir jeigu laikinasis nedarbingumas prasideda per 6 mėnesius nuo privalomosios karo tarnybos ar alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos pabaigos. Svarbu, norint laiku gauti išmokas, SAF pranešimas ir įmokos turi būti sumokėtos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos už mėnesį, einantį prieš mėnesį, į kurį įgyjama teisė į išmoką. Ir žinoma, turi būti pateiktas SAF pranešimas. SAF pranešimas teikiamas už praėjusį mėnesį iki sekančio mėnesio 15 dienos. Citatos pabaiga, o dabar išverčiu į žmonių kalbą. Kovo mėnesį susimoki VSD įmokas už kovą, iki balandžio 15 dienos teiki SAF pranešimą ir jeigu susirgai, tapai tėčiu ar mama, balandžio mėnesį, jei turi būtiną į stažą išmokoms gauti, jos tau bus priskaičiuotos ir išmokėtos. Jei pasirenki nemokėti avansų VSD įmokų ir nedeklaruoti SAF pranešimuose, net ir gavus neigiamą atsakymą iš Sodros, kitais metais po pajamų deklaravimo, Sodra peržiūri neigiamus atsakymus ir jei atitinki visus reikalavimus, išmoka bus išmokėta. Tik tai užtruks. Dar vienas patarimas. Deklaruojant pajamas už praėjusius metus, jei žinai, kad tais mėnesiais, už kurių bus skaičiuojamas išmokos dydis, tavo atlygis buvo didžiausias, GPM 311 deklaracijoje sudeklaruok pajamas pamėnesiui. Sodra gaus informaciją iš valstybinės mokesčių inspekcijos ir perskaičiuodama ar paskaičiuodama išmokų dydį vadovausis tavo pateiktais duomenimis. Kitu atveju bus išvestas vidurkis. Pavyzdys žmonių kalba. Susirgai, kitaip kalbant įgyji teisę į išmoką gegužės mėnesį. Išmokoms paskaičiuoti bus naudojami sausio, vasario ir kovo mėnesiai. Tavo pajamos būtent tais mėnesiais buvo didesnis, tai ir informuok deklaracijoje. Kitu atveju tavo visos metinės pajamos bus padalijamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui. Jei tai visi metai, bus padalinta iš 12. Visumoje, jei nusprendei nemokėti įmokų Sodrai avansų, gali pasinaudoti kitų finansinių įrankių, iš dalies užtikrinančių tavo finansinį stabilumą užgriuvus bėdai, liga ar džiaugsmui. Vaikelis. Aš naudoju depozitinę sąskaitą Freedom 24. Kokią naudą gaunu iš to? Lankščiai darbinu pinigus, kuriuos kitais metais panaudosiu sumokėti mokesčiams. Gaunu nuo 3,88% eurais iki 5,31% doleriais metinių palūkanų. Taigi mokesčių sumoku jau nuvertėjusiais pinigais, kurie man uždirba tikrai padorią grąžą. Naudotis paprasta, jei jau baba išmoko, naudotis išmoksi ir tu. O papildžius sąskaitą iki balandžio mėnesio pabaigos dar gali gauti visą iki 20 akcijų portfelį dovanų. Visą detalę informaciją ir nuorodą į platformą rasi video aprašyme. Naudokis ir mėgaukis. Ačiū pasakysi po kurio laiko. O jeigu nori tęsti ir domėtis mokesčių tema, būtinai peržiūrėk šį video. Šiandien tiek. Dėkui, kad žiūrėjai.